Tai treneriai, kaip vertinat rungtynės? Rungtynės tikrai buvo pusantrą kėlinio neblogos, apylygiai žaidėm. Ir šiaip visos rungtynės tokios gavosi gan neblogas, bet turint tiek momentų ir neišnaudoti juos, tai dėl to rezultatas ir toks. Bent pusę būtume išnaudoję, aš manau, rezultatas būtų apylygus. Ir iš tikrųjų rezultatas atrodo toks skaudus, nors žiūrėjus žaidimą, tai tikrai neatrodo, kad nusipelnėt. Bet manot, ar sutiktumėt, kad buvo galima mažiau prasileisti, jeigu biškai labiau gal šalto proto, ne taip greitai lipti? Iš tikrųjų, minutės pakišo kojas, kaip ir visada, bet su kuriuo minutėm, aišku, čia negali kaltinti tų teisėjų, bet buvo tų momentų tokių, kur galėjo duoti ir jiems minutės, bet nedavė, mes gavom įvartį, bet žinot, neįmušant, tai kaip galima laimėti rungtynės. Ir po berods trečiojo įvarčio antrajame kėlinyje turėjote visai ilgą diskusiją su teisėju. Ar ten buvo apie įvartį diskusija, ar apie prieš tai gautą baudą? Buvo ten apie momentą, kad mūsų žaidėjai išmušė lazdą ir šiaip turėtų duoti minutės, bet jie nedavė ir mes gavom tą įvartį. Tai diskutavom apie tą momentą, bet jie pasakė, kad jie nematė, nors keturiesi buvo aikštėje, bet aišku, čia teisėjų negali kaltinti. Teisėjai yra teisėjai, visi darom klaidų, bet tie momentai tokie būna ir perlaužia rungtynės. Ir paskutinis klausimas, jums dar liko 2 varžybos išvykoje prieš Panther, bet gal galėtumėt keliais sakiniais į šią pirmą sezono dalį kažkaip apibūdinti, kaip jums sekėsi, kaip komandai? Taip, rytoj išvykstame į Taliną ir savaitgalį tenai žaisim, tikimės, kad sužaisim gerai paskutinę sezono, pusę sezono rungtynių ir prasivešim pergalės, o sezonas tai toks banguotas, pradžia buvo sunki labai visiems, po to atsigavom ir šiaip tie rezultatai vis gerėja, jau nėra tų rezultatų, kur būdavo po 13-0 ir panašiai, tai manau, kad tikrai tą linkme kryptingai dirbam ir tai mažėja, tik tai sutvarkyti su tą discipliną, kažkur pagerinti tą įvarčių, kad įmuš daugiau ir manau, kad tie rezultatai bus tikrai apilgus ir dar nustebinsim ir laimėsim rungtynės. Ačiū. Prašau.